Dar nepraėjo metai, kada mes fiksavome buvusio kino teatro Vaidila pastato griovimo darbus. Ta kartą beveik 2000 kvadratinių metrų statinį, kuriame pirmasis filmas žiūrovams buvo parodytas dar 1971 metais. Pavyko nugriauti vos per kelias dienas. O tokius vaizdus fiksavome praėjus vos 4 mėnesiams. Nuo to laiko, kada ilgus metus nenaudotas kino teatras buvo sulygintas su žeme. Tačiau dabar pagoniško lietuvių praeitį mininčių Bilduko, Vaidilos ir Aitvaro skulptūrų akivaizdoje sparčiai auga naujo pastato siluetas. Žinia, jog čia planuojamas visuomeninės paskirties objektas, matyt jau ne naujiena. Kaip ir tai, jog jame įsikurs istorinių motociklų ir automobilių muziejus, kuris matyt sukels dar daugiau sentimentalių lankytojų prisiminimų apie jaunystės dienas. Nei tą kartą Klaipėdą apskriejusi žinia, jo kadaise čia veikusio kino teatro pastatas buvo nugriautas. Bet vis dėlto viešai skelbiama, jog išsiilgę pamatyti filmą dideliame ekrane ir patogioje kino teatro kėdėje, tai galės padaryti ir šiame naujai statomame pastate. Nes be didžiausios Baltijos šalyse motociklų ekspozicijos, įsikūrusios per 4 pastato aukštus, čia veiks kino teatro ir konferencijų salės, bei kavinės. O žvelgiant į sparčiai vykstančias statybas, ir dar vieno Klaipėdą puošti turinčio pastato vizualizaciją. Tikimės, jog jau šią vasarą turėsime galimybę su savo žiūrovais pasidalinti šio pastato vidaus vaizdais. O šiam kartui tiek ir kaip visada, tikimės, jog mūsų kuriamą video projektą, paremtą visuomeninė iniciatyva, palaikysite savo patiktukais ir komentarais. Iki kitų kartų.